Higienos instituto duomenimis 56 procentai Lietuvoje miršta nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Iš beveik 280 tūkstančių sergančiųjų daugiau nei 156 tūkstančiai moterų, tačiau nuo širdies ir kraujagyslių ligų 3 kartus dažniau miršta darbingo amžiaus vyrai. Lyginant lietuvių gyvenimo trukmę pasaulio kontekste skirtumas akivaizdus. Čia pirmauja japonai, kurie nuo seno garsėja ilgaamžiškumu ir mažu sergamumu širdies kraujagyslių ligomis. Pažiūrėkit į Japoniją, kiek jie valgo mėsos. Jie žymiai ženkliai mažiau valgo. Ir tai istoriškai jau yra apibrėžta. Toliau pasižiūrėkime jų mitybą. Žuvies produktai. Labai mažai ant jų stalo yra riebių produktų. Ir mes turim tą. Ir pirmas dalykas, nors jie irgi patiria ir nemažai irgi streso, daug gyventojų ir daug triukšmo, bet irgi moka, tas jau susiklostė, tas jų gyvenimas, taip reiškia istoriškai ir ilgiau. Ir aišku, jie moka nugalėti. Streso niekada mes neišvengsim gyvenime, bet nugalėti įvairiais savo pomėgiais ir kitais, tai tikrai ir galim. Bet tai reiškia, jau čia matomai taip iš kartos į kartą susiklosti. Dėka mokslinių tyrimų paaiškėjo, kad tai susiję su jų kasdien vartojimu maisto produktu vadinamu natto. Ilgus metus tyrinėdama japonų ilgaamžiškumo fenomeną, subalansuotos mitybos ekspertė Rita Šilenskienė suprato, kad natokinazė padės ją išspręsti daug savijautos problemų atsiradusių su amžiumi. Japonų mokslininkas Hiro Mišinė ypatingai rekomenduoja vartoti fermentuotus sojos produktus ir, pavyzdžiui, netgi nėščiosioms moterims įtraukiama į kasdienę mitybą. Fermentuoti sojos produktai tai yra nuostabus proteinų šaltinis, tai yra statybinė medžiaga mūsų ląstelėms, tai yra visų svarbiausių mikroelementų šaltinis. Na ir apskritai natokinazė saugos ir jūsų širdį, ir kraujagyslės, ir kaulus, ir sąnarius. Nuo to laiko natokinazė tapo mokslinių tyrimų objektu ne tik Japonijoje, JAV, bet ir Lietuvoje. Mokslinių tyrimų išvados patvirtina pagrindines natokinazės funkcijas. Užkerta kelią trombų susidarimui, ardo trombus, mažina kraujospūdį, teigiamai veikia kraujo cirkuliaciją. Kas lemia trombų susidarimo riziką? Svarbiausia, kad jeigu keičiasi mūsų kraujagyslės sienelė, tai yra keičiasi mūsų kraujagyslės sienelės vidutinis sluoksnis, vadinamas endotelis. Jeigu keičiasi tas endotelis, ten atsiranda aterosklerotinės plokštelės. Ir toliau, jeigu yra, reiškia, stresinė situacija, jeigu mes didelis fizinis darbas, skysčių netekimas, visgi to streso metu gali plyšti tą plokštelę ir tada įsiskiria vazoaktyvios medžiagos, kurios skatina krešėjimą. Ir aišku, dėl trombozių yra daug priežasčių ir įvairios ligos, ypatingai vėžiniai susirgimai skatina ir rūkymas taip pat skatina, toks atrodo nekaltas dalykas. Tai yra kaltas dalykas, aš pasakyčiau, kad tai yra vienas iš didžiausių rizikos veiksnių. Tikrai mes galėtumėm numesti ir nerūkyti. Bet eilė tų rizikos veiksnių yra tie, kaip ir išeminė širdies lygai, taip pat yra ir trombozio atsiradimui. Ir taip pat trombozės irgi traumos. Tai čia galima įvairiais aspektais kalbėti, irgi jeigu mes nejudam. Ar ne, mes turim venų patologiją, mes esam mažai judrus, jeigu mes esam padidintas mūsų svoris, antsvorį turim, tai visi tie faktoriai skatina trombozio atsiradimą. Todėl maisto papildas, jis yra tinkantis visais šiais atvejais, dar dadėkim, kad net ir kraujospūdį turintiem pacientam, taip pat jis galėtų būti labai efektyvus. Dėl to, kad yra įrodymų, kad vartojant natokinazę sumažėja ir arterinis kraujo spaudimas. Aišku, būtų labai idealu, kad nereikėtų nieko, reikėtų kiekvieną dieną pusryčiam pasidaryti savo pusrytinį patiekalą, kurie vadinasi nato, bet tai mes neturim nei tradicijų ir galiausiai mes nelabai mėgstam sojų. Galiausiai gal ir tos sojos ne visada būna modifikuotos ir kitokios. Tai šiuo metu yra pagaminta kapsulių pavidale, yra pagaminta būtent šio produkto koncentratas
ir jis vadinasi natokinazė. Iš to žodžio nato, kaip pusrytinio maisto, pavadinimas natokinazė ir tai būtent atspindi jo padidintą gebėjimą veikti krešulį ir jį mažinti, susidarantį arba norinti susidaryti arba jau net ir susidariusi krešulį. Netaip seniai ir Lietuvoje atsirado galimybė vartoti natokinazę. Susirūpinusiems savo sveikata, ypač širdies ir kraujagyslių sveikata, rekomenduoju Nataspin H. Tai yra preparatą, kurios sudėtyje yra natokinazė. Vienoje Nataspin H kapsulėje yra net 3000 fibrino vienetų natokinazės, išskirtos iš sojų pupelių fermentacijos metu, bei 6 mg hidroksitirozolio ir jo darinių, kurie randami natūraliame alyvuogių aliejuje ir medicinoje yra labai vertinami kaip natūralus antioksidantas. Norėčiau pabrėžti, kad Nataspin H yra vienintelis produktas iš natokinazės prieinamas pagrindinėse Lietuvos vaistinėse. Jis yra skirtas esant kraujotakos sutrikimams, padidėjusiai trombų susidarimo rizikai. Tad dažnai rekomenduojame Nataspin H vartoti tiek vyresnio amžiaus žmonėms, tiek jaunesniems. Šiuolaikinis mokslas patvirtina, kad natokinazė teigiamai veikia širdies ir kraujagyslių sistemą, o kasmet vis daugiau žmonių susirga širdies ir kraujagyslių ligomis. Profesorius kaltina mūsų šiuolaikinį gyvenimo būdą. Pasižiūrėkime, mes gyvename 21 amžius. 21 amžius yra technologijų amžius. Technologijos. Visas mūsų gyvenimas yra nukreiptas prie komforto didinimo. Dabar aš turėdamas išmanųjį telefoną galiu pasižiūrėti visą savo elektroninį paštą, įsiųsti ir taip toliau. Anksčiau jau tai sudarydavo tam tikro, kad aš galėdavau pajudėti. Man dabar knygos nereikia nusiimti nuo lentynos. Tai visas gyvenimas padarytas komforto didinimu. Bet taip mums reikia visieną sudeginti tas papildomas kalorijas. Mes norim mašiną, kad būtų pastatyta visiškai netoli mūsų darbo durų. Kad ta mašina, reiškia, kad reikėtų praeiti didesnį atstumą, negerai. Mes naudojamės tik tai liftų ir jeigu yra 4. ar 5. aukštą, būtinai reikia užvažiuoti liftu. Bet galėtumėm irgi išnaudoti tas galimybės, nes laiko daugiau neatsiras. Laiko daugiau, mes kiekvienas turim 24 valandas. Mes turim jaunų žmonių su viršsvoriu, reiškia didelis antsvoris. Tai žiūrėkit, vaikai mokyklai. Tai kaip mes galim sumažinti tą išeminės širdies ligos ir mirštamumą? Tai mes turim visieną tos rizikos faktorius mažinti. Ir aš esu už tai, kad į mokyklai fizinio lavinimo pamokos tokios pat yra svarbios kaip matematikos, kalbų ir taip toliau. Tai žmogus turi įsikrauti. Nataspin H moksliškai patikrintas, analogų neturintis natokinazės preparatas, skirtas širdies ir kraujagyslių sistemai, ypač esant sutrikusios kraujotakos ir trombų susidarimo rizikai.